Laikas vykdyti išvykimą. Kągi, kaip matote, šiandien nesismulkinam, Elvei palieka buildingą. Eik pirmin, laukia dar tamsu. Nes jeigu nestartuosime dabar, Nerijaus tikrai nebepavysime. Laikykis, Nerka, mes atainam. Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai! Mūsų rytas šiandien prasidėjo ypatingai anksti, nes mes suprantame, nestartuosim dabar, nefinišuosim niekada. Mums reikia pasivyti Nerijų, todėl mes darome viską, ką galime. Keliamės anksti, gulamės vėlai, valgome mažai. Vienu žodžiu, skubame, nes mums reikalingas Nerijus. Lemputė, o kam? Galima ir be lemputės, jeigu Paulius su lemputė už nugaros. Štai jis, mano saulės spindulėlis, atsikėlė anksčiausiai ryto, kad džiugintų visus vietinius ir atvykėlius. Mūsų laukia Fredas Olsenas. Šiandien mes su bilietais, šiandien mes pasiruošę, šiandien mes plauksim. Varom į keltą ir startuosime į Gran Canariją. Eimantai, mes atvarome, pasitik mus. Kelte skaičiuojam. Yra ir iš Amerikos, ir iš Kanarų. Čia kokie 7 dviračiai, čia dar 15, ten 4, ten kažkoks jaunas bičas. Viskas, ispanai varo kariauti į Gran Canariją. Paulius ką tik žiūrėjo save telefoną, koks jisai gražutis. Pusryčiai šiandien laive, kaip visuomet maitiname sveikai. Jogurtas, kad geriau virškintų, poro sumuštinių, poro vandens, deserčiuką pasiėmėm su šokoladu, bus labai skanu. Paulius vis dar perka savo gerybės. Čia keliauja šiandien vien dviratininkai ir keletą civilių. Visi valgo, tamsu, nežinome, kurią pusę plaukiam. Kai atvyksim, pamatysim. Keliamės su keltu, šiek tiek lengvai sviruoja, kaip galite matyti, tiesiog pasivaikščiojimai iš kairės į dešinę. Opa, aukštyn žemyn, geras. Keleiviai miega, mane nešioja, tikrai ne dėl to, kad vakar alaus išgėrėm. Paulių pagal feikeiko batus galima surasti. Opa, žiūrėk, bandė užsimaskuoti prie sėdynių, bet netinkamai pasirinko koloritą. Paulius labai bijo plaukti laivu, prisipūtė savo lemenę asmeninę ir pakišo po lemenę. Nors šiandien mes jį vadinsim Paulius pilvelis. Aerodinaminis elementas. Tikisi vandens paviršium nušokinėti tarp salų. Ne ką, prieš akis jau Gran Canarijos krantai, matom laivai įsirikiavę plaukti į juostą. Mes, kadangi turim bilietą, tai mus įleidžia iš karto. Ir ką, pradėsim savo 3 kelionės dieną. Gerai, kad apsniaukia šiek tiek, nebus karšta. Važiuosim tą salos pusę, kur šiek tiek užuovėje. Tai tikimės bus lengviau negu vakar. Na ir nusprendėm skelti Gran Canarijos maršrutą į 2 dalis, tam, kad aplankyti šiandien draugus. Štai mūsų kapitonas Paulius, jisai stebi, kad saugiai plauktume į juostą, kad nesusidurtume su kitu laivu. Ieškome parkavimo vietos kažkur tai arčiau dviračių tako, ar ne? Svarbu akiniai, kad netaškytų į bangas į akis. Irgi labai saugiai kėlėmės. Visa Ispanijos kariuomenė užtikrino mūsų saugumą. Varom ieškoti dviračių. Manau, šiandien papeisinsiu Poliaką, varau ant šito. Dievelis. Baby. Ką visi vėl puolė, tempė tik tai greičiau viską daryti. Kaip atrodo skirtingi dviračių setapai. Nors galima vežtis tiek, o galima vežtis tiek. Galima vežtis tiek, o galima vežtis tiek. Kelto ir tiesiai į eismą.
Ne blokada, bet mes žinom, kaip čia elgtis. Nuostabus rytas Gran Canarijoje. Nuotaika puiki. Dvirtakių raudonų. Full gas. Atplyšom nuo visų iškeltą. Vietinis Rio de Janeiras, favelų rajonas. Kažkokiai duobėjai. Jeigu būtų ant kalno lietus, tai čia mus staigiai nuplautų priešinę srovę. Tai gerai, kad čia Kanarai ir pavasaris. Oras geras. Pauliau, kaip kojas trečią dieną? Ar turi tu jas? Turiu labai tvirtai. Šiandien geriau negu vakar. Wow, aukštam lygiai. Žinot kodėl? Todėl, kad Pauliaus sprendimu šiandien nutarėm trasą kirsti į 2 dalis. Pabijojo, kad aš neatlaikysiu ir nusprendėm Nerijų paleisti savo eigą jau. Klampinam iš tikro jau nuo laivo, bet pirmą klampą jungia tik dabar. 7 km, 3%. Ten ant kalno stadionas, kai futbolą žaidžia, išspiria kamuolį ir ten jisai į tą pravąją papuola. Seniukas neliek su žaliapė. Trečia diena ir nuo pat pradžių visą laiką į kalną tai jaučiasi, kad trečią dieną minėm. Nėra lengva, bet nenorim pušint. Šiandien visą dieną norim Z2 būt. Pradeda ten suktis jau sukikai. Priekį ten viršui tamsu, bet nelyja tiesiog. Storas debesis nepraleidžia saulės. Labai gera dienelė, saulė nespigina. O truputį klambinam, visi klambai neaštrus. 5-6%. Jurassic Parkas aplinkui toks. Gerai, kad dinozaurų nėra, nesuėstų patį mažiausiai. Gražiau nebūna. Wow! Čia yra Jurassic Parkas. Reik vairuot. Liuks vaizdelis. 100 balų. Šiandien daug asfalto, labai daug. Bet tai yra gerai, pailsėsim. Nežinau, ar teisingai čia rodo, bet 19,9 ilgio klambas prieš akis, valandai. 6,6 greitas. Panašiai ir bus, užstatės į galą. Nes galą labai norim Coca-Colas. Shit, ten toliau kažkur klambinti. Davė atsipūsti. Wow, 16 kilų vis tiek liko dar. Bet gerai, kažkaip pugeliuką šovėm, skaniai taip minasi. Už kiekvieną posūką vis gražesni vaizdeliai, vis didesnės įkalnės. Vėjimas po truputį ten 2. Padraftint būtų gerai paskui tokį, bet tik užklambinom noršit poilsio. Pagaliau sulaukiau Pauliaus. Užėmiau, kaip visada, geriausią vietą, geriausią kavinę ant kalno. Sūnus atvaro. Jau, šausim pietukų, kavutės, Coca-Colas, viską. Visuomet užeinam į savo mėgstamą barą, pasiemam visų tų gėrimų, viską pasiemam. Čia sugaičiam draugų. Cheers. Šeimininkas matom, kad gali visiems į kaulus duoti. Rimtas kentas. Paprašėm viską pagal geriausias Italijos, Ispanijos tradicijas. Mortadela tenais. Šito koto krūdo visko turi, viską mums daro tą toliau. Pradėjau čia kasti, lesti. Nedaug iki pakelimo viršaus liko. Tiek, kad gražu. Paulius biškutė atsilieka ten žemiau. Savo Z2 varo. Kiti descendina. O man dar biškutė iki viršaus. Ir tada kiam kilometrų žemyn. Uždėsiu lemenę rankiukus ir pašersim. Štai taip atrodo laimingas žmogus, kuris mato kalno viršų. Grill bar restaurant. Wow! Mandagus visi vairuotojai. Ir autobusų mašina. Panašu, kad ten kalno viršus. Ten kitoje pusėje matosi, kur mes buvom. Prieš 1,5 valandos iš ten atvažiavam. Wow, ten reikėjo pakilti, biškai nusileidom. Ten pavalgėm. Ir vėl kylam viršų. Ant ženklų parašyta Maspalomas, reiškia artėjame
į Veločino ir Eimanto Gudiškio kaimą. Netrukus, kem kilometrų descendint ir būsim ten. Jėgelė, ten debesis, stoja apžvalgos aikšteliai. Palauksiu Pauliaus, nes jisai lesa. O, nieko jis nelesa, jis labai kietas bičas. Bliava, malonus su tokiu važiuoti. Stoju į stotelę. Paulius pasakojo, kad buvo sustojęs, nors iš tikrųjų čia jo laukiu 15 minučių. Nu gerai, jis nusileido per pusę minutės, net nespėjau pamišti normaliai, o mišti daug nenorėjau. Tai myžo apie 20 sekundžių, tai kol šitą ištraukiau, ten pasisiau, pakračiau ir nespėjau pakratyti, o jis jau čia. Ha. Įdomu, čia cenzūra YouTube praleis tokia ar ne? Na ką, pradedam žemėti! Atskuba Paulius. Pagaliau visą dieną beveik važiavam asfaltu ir likus nedaug iki Maspalomo davė žvirkeliuką mums. Žiūrėsim. Kalno pribirė tokių akmenų didžiulio. Blemba, reikia vairuoti kažkaip, kad nenusituotų. Jo, viena gražiausių vietų, tokiam kanjone. Man atrodo, mes tuo keliu nusileidom, ne? Ai, ne, mes kiek daug vingiuotų nusileidom. Bet tuo pačiu labai pavojinga. Stačios uolos, visur pribirė akmenų didžiulių. Vau, reikia paskubėti veikti šitą segmentą. Artėjom link 100 kilometrų, pažiūrėkim, kas čia pačioj. Ten geriau nesiartinti. Ten geriau nesiartinti. Grįžtu į savo eismo juostą. Mato tą tašką? Vatava. Čia yra Paulius. Dabar atzoominsiu atgal. Čia yra Paulius iš tos pačios vietos. Jį stovinti lenkia kažkas. O realybėje viskas atrodo va taip. Jis ten. Tas va, Trupinaitis, kur jisai. Čia va. Jis to dar nežino, bet va ten laukia toks 18%. Trečia diena, jaučiasi nuovargis, pulsas nebekyla. Tai jeigu planuojat sezono pradžioje važiuoti kažkokios ultras rimtas, tai planuokit iš naujo. Į ultra sezono pradžioje galima važiuoti tik tokiu atveju, jeigu norite, kad būtų kaip nuotykis, kaip mums. O ne taip kaip Nerijui, nes šiandieną Nerijus atsiuntė video, pažiūrėjom į jo veidą, sunku atpažinti. Žandai į dubę, visas išvargęs, vos prakalba, pražylės, labai kenkia sveikatai. Nedarykit taip, į ultra varžybas, varžybintis važiuokit sezono pabaigoje. O sezono pradžiai enjoyinkit. Na ką, pradėjo tą pakilimą, jis labiau va taip atrodo, gal netgi va taip va. Tai tikrai nėra jam lengva. Paskutinė žvaigždė. Visiškai kitokios jisai norėtų, turbūt ne 3.8, gal 3.6 ir tikrai padėkotų, žinokit, va, 1, 2, 1, 2, ne, 1, 2, 1, 2, vos sukasi pedalas. Taip, kas šiandien per vidurį stosim, tai turbūt dar vienas climbas. Dabar esam pravažiavę, pasižiūrim greitai, 95 kilometrus. 4 valandas 50 minučių, 3 valandos, kaip tik valanda ir stosim. Godspeed. Pasivysimės vis tiek, mes descendinam gerai, klambinam dar geriau. Tuoj sportininkas priartės, paklausim, kaip jis jaučiasi. Ar kalbėt norės įdomu, ar nenorės? Jis atvyko, kalba kažką apie mastelį. Nežinau, ar čia lygina mane su savim. Bet čia irgi galima mastelį paimti. Ta prasme, dabar va tu netelpi, o va ten va tu prieš tai va ten tilpai ir prie to urvo. Senų senovičių nieko net buvo. Viską žmonės turėjo ant tų šlaitų akmeninių užkapoti, iškirsti, pasidarytas kelius. O mes dabar čia išlepinti Vilniečiai enjoyinam. Respektas kirtikams, kelių statytojams. Wow.
išgersim už jos alaus, nealkoholinio, šalto. Varėm, radom volą, o siauram sluoksnį Paulius plačiai žinomas Volos slapyvardžiu. Voletas. Nežinau, ką tu ten junginėjai, bet pajudėjo šiek tiek atgal. Bet tinka man prie veido. Trumpai, įvyko rato pradūrimas, visiškai lygioje vietoje, kur nėra kažkokių dalykų, dalykėlių, didelių akmenų, viskas greičiausiai labai mažas akmuo kažkoks ir pradūrė. Įkišom slieką, skylė nemaža, apsukau izoliaciją, turėtų laikyti iki finišo. Varom, žiūrėsim, pridžiam pirštus. Pats mažiausiais, bet pats alkaniausias visą laiką. Skanaus nepasako, puola pirmas valgyti. Pagaliau Lietuvos bikepackingo elitą pasitinka. Tikras Lietuvos elitas. Varėm Gran Canaria Maspalomas ir sutikom vietinį lietuvį gidą. Labai paslaugus, labai įdomiai viską pasakoja, sakė parodys labai gerų vietų. Matosi, kad ne bikepackeris, bet bikepackerio vietas žino. Veža mūsų Paulium kažkur, tai greičiausiai į spąstus. Dėl to šiek tiek atsilieku, nes noriu, jeigu ką sveikas, išnešti tik savo kailį. Ir beje, pagaliau ir aš turiu ką man ratą pavažiuoti. Nesvarbu, kad nei jis mina, nei aš minu. Rodo dabar Eimas pasakoja Pauliui apie savo kojas, nes Pauliui labai įdomu, kad kaip jos tokios stambios ir tokios stiprios, o vis dar lankstosi. Gavau nurodymą filmuoti, neriam į kažkokią VIP zoną, bet jaučiu, kad tik tai opa, va, Eimo klasiokė mus pasitinka su ledais. Valo Vyva. Gražiausia Gran Canarijos vieta. Įvažiavom pro Eimo pagrindinį įėjimą, jo svetainę. Ir ką, dabar madinga nebe ant gravel, o madinga ant kopų, ant smėlio. Jo startas buvo ant to išvažiavimo, bet visi žmonės iš čia važiavo, buvo padarytas tas raudonas kilimas. Čia viską dabar pasakoju, iš tikro, kaip viskas buvo vakar padaryta Gran Guančias varžybų dalyviams. Buvo ir raudonas kilimas, mes su Paulium atvarėm į kilimo, nieko nepatiesta. Eisim dabar į kioskelį, nusipirksim ledų raudonų, pasitepsim nosis. Draugai važiuoja bemiegė. Nes ten yra raudoni kilimai ir balta patalinė. Dabar filmuojam, bet paskui padarysim dar ir nuotrauką iš filmo. Jo. Duokiam feikeikų lemenę. Kad darom kontraktą. Atvarėm iš tikro, kad žinom, kad Jonas Rudys čia bus ir norėjom jam kontraktą feikeikų pakištų uždėti lemenę. Atvarėm, radom kitą auką, įkalbėsim tenais, paskui nusivedę prie ledų kiosko. Atsisveikinom iki vakaro, bet dabar vis tiek dar jį paseksim, nes norim sužinot, kur gyvena ir ko maitinasi. Einam, paskubėk. Paskubėk, varom po longraido į Veločino kavos, kaip visada. Kaip mes mėgstam, žiūrėk. Jeigu ne mes pas Veločino, tai Veločino pas mus. Perdodam linkėjimus į Aukštaičių gatvę. Ten mus labai gerai visada pasitinka. Labas vakaras, čia parkuoti negalima. Jau, vyrai, jau kviečiu į 3. aukštą paskrafinti skrafą šiek tiek. Va, viskas. Uždarimo kadaras.